Sužaidėm iš tikrųjų prastai, manyčiau, nesukovojom iki galo. Šiaip manau, kad iš dalies dar ir trūko sėkmės atakų pabaigime. Daugiau nežinau, kaip ir, aišku, manau, rezultatas netitinka žaidimo. Kaip rodo kiti preliminarūs rezultatai, atrodo, kad favoritais laikytos komandos sunkiai rungtyniauja su outsideriais ir mūsų atveju. Kaip tavo manimu, galbūt sunku nusiteikti yra rungtynėms žemesnios lygos komanda galbūt? Manau, kad iš dalies teisingai, dėl to, kad manyčiau, Kaunas ruošiasi žymiai aktyviau šitoms varžyboms, jiems, manau, taurė yra labai svarbu. Aišku, mums taip pat buvo svarbu, bet manyčiau gal, kad Kaunas buvo labiau motyvuoti, kadangi žaidžia antroje lygoje šiemet. Trumpai atstovauja BK Kaunui, šiandien žaidėjai su komandos draugais, buvusiais, galima sakyti, ar jie nustebino ko nors ir kas pasikeitė nuo to laiko, kai žaidėjai Kauno komandoje? Buvo, taip, žaidžiau praeitais metais šiek tiek antroje Kauno komandoje, buvo keletas žaidėjų, vienas rungtyniavo Vytautas Andriuškevičius kairėje gynybos pusėje, mačiau keletas senų draugų sėdėjo ant suolelio. Kaip mano nuomonė, minimalūs tikslai buvo įvykdyti 4. vieta. Aišku, gaila, kad nepakovojom dėl 3. vietos, kad buvo atotrūkis šiek tiek nuo Sūduvos taškų. Manyčiau, galėjom ir geriau sužaisti, bet aišku, yra kaip yra. Ir pabaigai apie tavo asmeninį sezoną. Iš pat pradžių atrodo žaidėjai mažai, dabar įsitvirtina į startinėje komandos sudėtyje. Kaip vertintum sėkmingiausią, ko gero, savo karjeros sezoną? Nežinau, kaip vertinti, čia gal kiti turėtų labiau vertinti. Aišku, tikėjausi, aišku, daugiau žaisti, bet kaip gavosi, taip džiugu, kad galo sezono treneris pasitikėjo, leido labiau, ta prasme, daugiau žaidžiau, džiugu dėl galo, bet aišku, kritiškai save vertinu ir aišku, stengsiuosi ir sieksiu tobulėjimo, kad kitą sezoną atstovaučiau nuolat pagrindę. Gaila, kad sezono pabaiga nepavyko. Buvo sunku žaisti, turėjom sunkią pabaigą. Taip patys 11 beveik žmonių žaidžia. Sunkiai aikštė buvo, visą savaitę nebuvo sąlygo gerai pasitreniruoti, taip kad, sakyčiau, šiandieną laimėjo šiai dienai stipresnė komanda. Gaila, kad antro kėlinio pradžioje praleidom tokį apmaudo įvartį. Koncentracijos stoka, kaip ir dažnai šį sezoną, praleidom įvartį, po to dar vieną gavom gražų įvartį, taip kad paskui kažkaip žaidėjai atsibūdo antrą kėlinį, jau pradėjom žaisti, gaila, turėjo momentų, nepavyko įmušti, taip kad kas šiandien daugiau įmušo, tie laimėjo. Po tokio pralaimėjimo, ko gero, sunku apibendrinti sezoną, bet kaip įvertintumėt visą 2009 metų A lygos ir kitą sezoną Lietuvos futbolo federacijos Baltijos lygos? Reiktų biškį šiek tiek laiko, kad sudėlio taškus visus, šiek tiek apmastyti viską. Sezoną vertinčiau neblogai, aišku, paskutinės varžybos galbūt daug ką sugadino, bet aplamai mes turbūt sužaidėm šį sezoną pagal savo galimybės, aišku, norėjusi daugiau, ypač iš kai kurių žaidėjų norėjusi daugiau. Yra laikas apmąstymui, yra žaidėjams, yra ką pamastyti apie save, daugelis galbūt per daug gerai galvoja apie save, taip kad daug kur mums trūksta, daug kur turim dirbti, daug ko turim pasiekti, taip kad galvoju, kad viskas dar prieš akį, užimta 4. vieta, sakyčiau, yra neblogai. Tačiau, ko gero, dėl Europos taurės kova dar nebaigta, reikia tikėtis tik tais stipriausių 3 Lietuvos komandų pagalbos. Nežinau, kaip čia seka, kitos varžybos baigės, bet ką darysi, gaila, kad dabar viskas ne nuo mūsų priklausys. Aš galvoju, Kaunas, pajėgi komanda, jie šitą įrodė. Nežinau, kaip būtų čempionate, bet, kaip bus kitais metais, dar toli reikia dagyventi. Rungtynės sunkios buvo, rezultatas neatspindi žaidimo,
Reiškia, Šiaulių komanda, aš ją žinau labai gerai. Jie teko dirbti prieš porą metų. Visus žaidėjus labai žaidžia greitą futbolą, greitai kontratakuoja, kur mums buvo labai sunku. Reiškia, prie 0-0 rezultatą buvo išėjimas 1-1, neįmušė. Tai mums čia išgelbėjo, po to galbūt pirmas kėlinys, aš sakyčiau, buvo apylygus. Antrą kėlinį pradžia mums buvo sėkminga. Įmušo Piekličius tokį gerą įvartį, pasto labai greitai įmušėm antrą. Tai to pasekoje biškį tokį pasitikėjimą įgavom. Pradėjom kontroliuoti, bet Šiauliai savo žaidimo nekeitė, pradėjo spausti ir labai neblogas kontratakas. Aš iš tikrųjų taip džiaugiuosi, esu matęs daug rungtynių Šiaulių, jie tą dalyką sugeba padaryti, labai greitai kontratakuoti. Buvo momentas prie 2-0 galėjo įmušti, kur ištangą pramušo, būtų sunkiau dar daug laiko. Po to jau, kai įmušėm trečią įvartį, praktiškai jau nusprendė rungtynių likimą. O taip rungtynės, kaip pasakyčiau, pagirčiau varžovus ir, kaip sakant, mano vaikai buvo, tai man jie visada įdomus ir jie tokie turi kaip patriotizmo jausmą, kaip Šiauliai. Jie žaidžia už savo miestą, nes daug šiauliečių tenais yra, tai iš tikrųjų tai sveikinas dalykas. Tai jums galbūt pergalė 3-0 šiek tiek su tokiu savotišku sąžinės graužačiu, nes visgi sentimentai Šiauliams išliko, kaip matau. Nu taip, po rungtynių aš kalbėjau ir su Mantu Kukliu, viską aš matau, nepatenkinti, bet čia futbolas yra futbolas. Aš jiems sakiau, kai išvažiavau iš Šiaulių, kai atsisveikinam Rūbiniais, sakau, gyvenimas eina, futbolas vyksta, dar susitiksim, ar vienoj komandoje, ar priešiškos barikadose, bet susitiksim, aišku, yra toksai. Bet futbolas yra futbolas, norisi laimėti, norisi kuo daugiau laimėti, tiek jie stengiasi, tiek mes.